Tai labas Karkartel knygų bendruomenė, labas ir visiems kitiem, kurie rado šį mano video. Ir iš tikrųjų šiais metais mūsų klubas ir mūsų komanda klubo turi labai gražią viziją, kaip mes norime plėtoti ir auginti savo klubą. Dėl to pradedame savo YouTube kanalą, kuriame bus labai daug pokalbio apie knygas, bet ir ne tik. Tai kviečiame mus prenumeruoti, nes turinys nusimato tikrai labai aktualus ir fainas. Ir ilgai negalvoju, supratau, kad turėčiau pradėti būtent nuo savo 2024 metų favoritų. Išrinkau top 5 knygas. Taip pat yra mano anų metų nusivylimai ir netgi viena knyga, kurią skaitau kaip gėdingiausią savo perskaitytą knygą. Tai žiūrim. Įsitaisiau, pasidariau mačios. Ir galim pradėti. Tikriausiai nieko nenustebinsiu pradėdama savo rekomendacijas nuo Akator serijos. Nuo jos viskas prasidėjo ir jeigu dar jūs nesate jos skaitę, aš nežinau, ko jūs laukite. Aš apie jas daug nekalbėsiu, nes tikrai buvo nemažai mano turinio TikTok'e, būtent ši serija. Bet lygiai prieš metus kažkaip atsitiktinai papuolė šita knyga į mano rankas. Ir aš galiu drąsiai sakyti, kad šita serija pakeitė mano gyvenimą. Anksčiau su šita fraze galėdavau sutikti tik tais dalinai, kadangi knygos gali įkvėpti, stipriai paliesti, palikti kažką, būtent kai jas perskaitai, bet ar tikrai jos gali keisti, tai susikūrus mūsų klubui ir įvykus viskam per šitos metus, šita serija tikrai pakeitė mano gyvenimą. Ir iš tikrųjų skaičiau, kadangi pirmą kartą ją lietuviškai, bet esu jau klausius Dramatized ir greitų metu labai noriu daryti anglišką readą. Esu pasiruošus žymėtis. Dabar tai yra tikrai mano numeris 1 ir per metus laiko aš perskaičiau 68 knygas. Nieks tikrai tokių emocijų, kas buvo čionais, neatnešė ir tai tiesiog, jeigu nesat skaitę, perskaitykit, pažadu, kad kažkokia mažesnė ar didesnė dalim jūs tikrai šitą seriją palies. Ir iš tikrųjų daug kas dar anksčiau klausė manęs, kadangi dažnai matom, kad šitos knygos yra prie vaikų literatūros, tai nėra vaikams tikrai skirta literatūra. Joje yra tiek fantastikos, tiek labai stipri romantinė linija ir tas, kas nėra skaitę visiškai fantastikos, čia yra pati geriausia pradžia. Šita knyga tikrai amžinai liks mano širdyje numeris 1. Ta prasme, kas skaitė, man tikrai pritars. Kita mano rekomenduojama serija yra The Book of Azrael ir šiuo metu yra išleistos 3 knygos, greitų metų pavasarį turėtų išeiti 4. Ir jeigu neklysiu, tai yra ilga serija, bus viso 7, gali būti 7 knygos ir čianais šiek tiek dar papasakosiu priešistorės. Tai noriu šiek tiek papasakoti, kas man svarbu knygose. Kadangi aš esu visiškai romantizi gerbėja, tiesiog dievinu fantastinės knygas, bet man lygiai taip pat svarbu, kad joje būtų ir stipri romantinė pusė. Tai netgi sakyčiau, lygiai tiek pat, kiek geras siužetas, man svarbu ir ta romantinė pusė. Tai sakyčiau 50/50, galėtų būti 60/40, bet jeigu kažko yra mažiau, man jau labai klius. Šitos knygos iš tikrųjų yra nuostabios, nes jos yra stiprios visame kame. Siužeto linija, patys veikėjai, kadangi tai nėra pirmo asmens, būtent iš pirmo asmens parašytos knygos, tai yra ir daugiau pačių POV. Pirmoje knygoje, jeigu neklystu, turime tik tais 2 POV, bet vėliau atsiranda daug daugiau, bet rašytoja taip rado būdų prieiti prie manęs iš kitų veikėjų perspektyvos, man jie tikrai tapo artimi ir aš su jais susitapatinau ir nežinau, man šita serija yra nuostabi ir labai ją rekomenduoju. Tai iš tikrųjų aš labai mėgstu, kai FMC yra labai stipri, tokia badass. Šitoj serijoje aš nesu regėjus tikriausiai, neskaitant iš The Throne of Glass Aelin. Jos yra abi badass, bet Diana šitoj knygoje yra netgi ir blogiukės vietoj, kadangi Samkel, mūsų MMC, yra dievas. Jis yra the good guy, the chosen one ir jų ta dinamika, ką jie čionais daro,
yra tiesiog aukščiausios klasės šefkis. Ir šitos rašytojas yra debiutinė serija, man atrodo, jinai nėra parašęs daugiau knygų. Tai yra tikrai labai aukštos kokybės dark romantasy knygos. Tikrai labai rekomenduoju. Paskaitykit daugiau būtent apie šitą seriją, bet labai rekomenduoju įsitraukti savo to be read sąrašą. Trečia mano rekomendacija būtų The Serpent and the Wings of Night ir visos vampyrų gerbėjos tiesiog privalo perskaityti šitą knygą. Ne tik, kas mėgstat knygas apie vampyrus, manau, jeigu nesate bandžiusios knygų apie vampyrus ir nežinot, ar patiks ar nepatiks, this is the one. Šita knyga lygiai tiek pat turi tiek stiprią romantikos pusę, tiek siužeto liniją, man labai patiko. Ir galiu pasakyti, kad paskutiniai 100 puslapių serviravo vieną po kito ir knyga tikrai į pabaigą buvo labai įtempta. Ir galiu pasakyti, kadangi knygą skaičiau vasarą, keletas scenų iš tos knygos tiesiog gyvena rent free in my head. Aš negaliu pamiršti tų kelių scenų. Tiesiog, tikrai įsitraukit ir šitą, jeigu nesate skaitę. Ir kadangi šita serija yra užbaigta, duology, tai yra tik tais 2 knygos būtent su šitais 2 veikėjais, kas man yra labai gaila. Aš būčiau mielu noru šiek tiek daugiau sužinojus ir paskaičius, bet man atrodo, kadangi jau yra išėjus ir 3 serijos dalis, kuri yra apie vieną iš veikėjų, kuri yra šioj daly, tai yra būtent jau jos knyga. Ir kai buvo užbaigta 2 knyga, man buvo palikta tikrai nemažai klausimų ir atrodo, kad istorija galėjo dar tęstis. Tai aš manau, ką autorė daro, tai jinai tęsia knygas, tą pačią istoriją per dar kitus veikėjus ir mes viską dar pamatysim, nes iš viso, man atrodo, irgi turėtų būti 6 knygos, jeigu neklystu, labai laukiu. O kam patinka knygos Grumpy and Sunshine, tai tikrai patiks 3 serijos dalis. Kaip ir minėjau, tai yra veikėja iš būtent šitų knygų ir ji yra beveik nauja, išėjo kažkada rudenį, aš ją irgi metų gale skaičiau, man patiko, daviau 4 žvaigždutes. Taip pat serijoje yra dar keletas novelių, aš esu skaičius tik vieną novelę, bet yra dar viena, aš ją noriu užsisakyti, kadangi buvo išbaigtas, man atrodo, tiražas, kažkada balandžio mėnesį turėtų pasirodyti naujos knygos, aš tikrai ją norėsiu turėti savo kolekcijai. Šita novelė yra be proto trumpa, čia gal yra 150 puslapių ar panašiai, ir ją rekomenduoja skaityti po 1 knygos, tuomet imame novelę ir tuomet imam 2 dalį. Aš pirmiausia perskaičiau abi šitas dalis ir skaičiau 3, kadangi tiesiog neturėjau tuo metu tos knygos ir labai norėjau imti būtent 2 dalį, bet būtent šioje knygoje yra 2 veikėjai, kurie bus tiesiog 2 knygoje ir tikrai rekomenduoju, jeigu mėgstate šiek tiek po 2 knygos pabaigos, nežinau, ar pavyktų iš karto neimti 2, bet jeigu mėgstate šiek tiek atitrūkti, labai smagus, lengvas, greitas įvadas į 2 istoriją, nes patys veikėjai ir iš tikrųjų mane tikrai palėtė. Man labai patiko šitą novelę, labai gerai praleidau laiką būtent ją skaitydama, rekomenduoju. Na, o dabar pats metas pakalbėti apie Quicksilverį ir aš šitą knygą perskaičiau rugpjūčio mėnesį. Ir ką galiu pasakyti, kad nuo rugpjūčio mėnesio aš bandžiau visus įtikinti, imti ir perskaityti šitą knygą. Lygiai taip pat, kaip ir visose mano mylimose knygose, 50/50. Stipri tiek siužeto linija, nuostabus veikėjai, tiek romantinė pusė man labai patiko. Galiu pasakyti, kad pirmus galbūt 70 puslapių ar 50 puslapių man buvo irgi labai sunku įsivažiuoti su ta knyga, bet paskui ir ypač nuo vidurio, nes kam sunku šiek tiek įsivažiuoti, sako, nuo vidurio taip pagauna, kad visai nebegali sustoti. Tai šitą knygą suvalgiau per kelias dienas, būtent atostogų metu. Tikrai nenorėjau nieko veikti, tiesiog gulėjau prie baseino arba prie jūros ir tiesiog skaičiau. Tai labai rekomenduoju, jeigu dar nepakliuvo šitą ranką jums į rankas arba nepasiėmėte skaityti sausio mėnesį su mūsų klubu, tai pasiimkit, nusipirkit. Labai verta. Na ir bus paskutinė mano rekomendacija.
Tai kadangi visos mano rekomenduotos knygos yra pakankamai storos, ilgos serijos, neužbaigtos serijos kai kurios, norėjau gal galbūt išrinkti kažkokią, kuri man labai patiko, su kuria labai smagiai praleidau laiką, bet ji yra viena ir ji yra labai plonytė, galima sakyti 1 arba 2 vakarų darbas. O knyga yra Bride, kurią parašė Ali Hazelwood. Tai yra vienintelė dar mano skaityta šios autorės knyga. Mes kaip tik vasario mėnesį turim kitą knygą įsirinkę kaip mėnesio knygą, tai manau bandysiu ją skaityti. Bet šita knyga, manau, yra puiki, jeigu jūs nesate skaitę, pavyzdžiui, fantastikos ir norėtume šiek tiek bent truputį paviršių paliesti, pažiūrėti, ar jums patinka. Ir dar manau, kad šita knyga yra puiki pradžia, jeigu norėtumėt pradėti skaityti angliškai, kadangi irgi pakankamai lengvas žodynas, sakyčiau, ir knyga yra labiau romantinė, tai labai lengvai, manau, ir skaitos. Tai dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti apie šitą knygą, kad maksimaliai ją mėgautumėtės. Nežiūrėkit į ją rimtai. Nežiūrėkit į ją rimtai kaip būtent kažkokį fantastikos kūrinį, romantezį, nes tai nėra apie tai. Tai knygos siužetas sukasi apie mūsų pagrindinius veikėjus, tai yra vampyrę ir vilkolakį. Ir tai yra tiesiog man buvo 2 vakarų skaitinys, bet aš tiek juokiausi, aš kikenau. Jinai beproto miela knyga, jeigu iš jos daug nesitiki, tikrai galiu lažintis, kad labai smagiai praleisit laiką ir aš netgi daviau jai 5 žvaigždutes, nes tiek daug gerų emocijų šita knyga man atnešė, man labai patiko, nors aš mėgstu tikrai stiprius plot twistus, mėgstu fantastinės, tas visas, kaip būna karai, kovas. Tai šita knyga tikrai nėra apie tai, neturėkit lūkesčių, bet jeigu norit turėti gerą laiką, nerkit aklai, pasitikėkit šitą mano rekomendaciją ir galiu lažintis, kad knyga tikrai patiks. Na, o dabar pereikime prie mano nusivylimų. Turiu keletą knygų, tiksliau 3, jas labai greitai apžvelgsiu. Ir galbūt būna dažnai tas, kad kuo daugiau lūkesčių turi, tuo galbūt mažiau tau ir patinka ta knyga. Tai čia buvo labai įvairiai. Tai pradėsiu galbūt nuo Fantasma. Šitos knygos, pradėdama skaityti šitą knygą, tikrai turėjau nemažai lūkesčių ir man jinai beproto patiko. Pirma pusė, sakyčiau, iki tiek. Aš žiauriai mėgavausi ją skaityti ir man buvo labai smagu ir jinai buvo tikrai labai greito tempo, romantika irgi buvo labai vietoj. Bet nuo antros pusės kažkas tokio nutiko, kad aš vos daviau 3 žvaigždutes vien dėl to, kad man pradžiai patiko. Tai tikrai toks nusivylimas šiek tiek buvo. Antros knygos, manau, tikrai nepirksiu ir neskaitysiu. Gaila, labai gaila. Antroji knyga yra The Scarlet Whale ir vėlgi tai yra knyga apie vampyrus. Toks faktas, kad aš šiaip labai mėgstu knygas nuo Twilighto laikų apie vampyrus ir aš irgi ją buvau pasiėmus atostogoms, jinai yra tikrai neplona knyga ir galiu pasakyti, kad ji mane tikrai užkabino nuo pat pirmų puslapių ir aš taip labai smagiai ją skaičiau, kol pradėjo viskas blėsti, tiesiog darytis labai neįdomu. Ir aš ją beskaitant supratau, kad viskas veda į niekur. Nieks nevyksta, viskas atrodo tiesiog tu ratu vaikštai ir nieks niekur neveda. Žinoma, tai yra Young Adult, jeigu neklystu knyga, iš tikrųjų neprisimenu, bet man atrodo, kad tai bus Young Adult. Tas dažniausiai man netrukdo, bet vien tas, kad nieks niekur nevedė, galiausiai tiesiog. Ir aš labai retai kada metu knygas nedaskaičius, bet aš turiu įsidėjus skirtuką čianais. Aš taip ir nebaigiu šitos knygos, nes buvo antiek nuobodu. Aš per savaitę neprisverčiau perskaityti, čia yra apie 20 puslapių ir aš supratau, kad tiesiog nelemta irgi su šita knyga. Na ir paskutinę knygą pasilikau tokią labiausiai spicy, tai buvo mano pirma dark romance knyga, kurią perskaičiau ir nusivyliau, maniau, kad man visos knygos nepatiks ir tai yra The Ritual, jei kelsiu čianais. Kodėl man jinai nepatiko? Tai čianais, manau, susipynė su tuo, kaip pasakyti, žinau, kai būna atsiverti knygą ir ten būna trigger warnings. Tai manęs iš tikrųjų jokie triggeriai neišveda ir dažniausiai, kad ir kokia dark knyga būna, viskas būna okei. Bet jeigu yra kvailų veikėjų, tai tada viskas. Tai iš tikrųjų šitoj knygai, manau, tas labiausiai ir pakišo koją ir man tiesiog buvo per daug tų spicy scenų. Tiesiog buvo nuobodu,
nuobodu ir aš ją, man atrodo, mečiau ties 70%, tada, nes dažnai aš apie visas mestas knygas galvoju ir kartais galvoju, kad man jas reikia pabaigti, aš ją pabaigiau po keletos mėnesių per tokius skausmus ir, nu tiesiog, kas galėjo būti banaliausio buvo toj knygoj ir nu, tiesiog neverta. Bet žinau, kad būtent su šita serija daugam, kad kitos knygos vėlesnėse serijose su kitais veikėjais yra įdomesnis, tai galbūt kažkada pabandysiu, kai norėsis tokio šiek tiek labiau spicy skaitinio. Na ir pačią paskutinę knygą pasilikau gėdingiausią, man atrodo, jums net įdomiausia turėtų būti, kas čia per knyga, kuo jinai tokia gėdinga. Tai iš tikrųjų labai niekuo, bet viršelis, siužetas, nu viskas tiesiog apie tą knygą yra tiesiog pakankamai banalu ir aš ją radau kažkada, man atrodo, Humanoj, buvo keli eurai, galvoju nusipirksiu, nes aš dažnai būna pračekinu, ką turi Humana iš tų naudotų knygų. Ir nežinau, kodėl mane sudomino būtent šitas viršelis, Sugar Daddies, tai jūs jau suprantat, kad kas toj knygoje yra. Tai yra threesome knyga su 3 veikėjais, nu ir tikrai banalumo viršūnė, aš net neįsivaizduoju, gal dėl to, kad didelės raidės, bet pakankamai aš ją perskaičiau, bet tiesiog labai blogai, tai nuo to karto supratau, kad pakankamai spicy knygos yra visiškai ne man ir man tiesiog nepatinka, tai vienu žodžiu, 6 eurai iš Humanos, man atrodo, vienas iš nedaugelio laimikų, ką esu tenais nusipirkus. Tai tai tiek šiandieną būtų apie mano knygas. Dabar noriu jūsų rekomendacijų, kas jums labiausiai patiko anais metais, kas nepatiko, o galbūt irgi turit kažkokių gėdingų skaitinių, tai papasakokit viską komentaruose. Taip pat nepamirškit prenumeruoti, paspauskit širdelę. Labai svarbu mums yra palaikymas, ypač ką tik pradėjus naują dalyką. Tai tikiuosi, kad video patiks ir greitų metų susimatysim kitame.